Sveiki, mano vardas yra Viktorija, skaitmeninio dizaino studijas baigiau šių metų kovą ir atėjau iš teisės srities. Šiandien jums pristatysiu savo UX UI modulio baigiamąjį darbą. Ir jisai vadinasi Lengvos mintys, tai yra psichologų ir psichoterapeutų konsultacijos nuotoliniu būdu. Tai tyrimais yra įrodyta, kad nuotolinės konsultacijos yra tokios pat efektyvios kaip ir kontaktinės. Tačiau dėl užimtos darbotvarkės, dėl stigmatizavimo arba dėl sunkumų randant konkretiems poreikiams tinkantį specialistą, žmonės psichiniai sveikatai neskiria pakankamai dėmesio. Tai mano tikslas buvo padaryti psichinės sveikatos priežiūros paslaugas prieinamesnes, patrauklesnes ir skatinti žmonės jas įsigyti. Sprendimai. Nuotolinės konsultacijos taupo laiką, padeda išvengti stigmatizavimo baimę. Antra, sudaryti galimybę rinktis specialistus pagal individualius poreikius. Trečia, atsisakyti standartinio, tai yra klinikos puslapio vaizdo, kurti jaukią atpalaiduojančią atmosferą, išlaikant patikimumą ir profesionalumo įspūdį. Ketvirta, rinktis ramias spalvas. Penkta, naudoti gamtos iliustracijas, jos padeda kurti psichologinį komfortą. Be to, logotipai ir nuotraukose vaizduojami pienės pūkai naudojami siekiant padaryti puslapį labiau atpažįstamą ir įsimenantį. Šešta, gamta simbolizuoja augimą, atsinaujinimą ir gijimą. Taigi pienės pūkai puslapyje naudojami ir siekiant sustiprinti mintį, kad vartotojai gali augti ir gydytis, naudodamisi svetainėje teikiamom paslaugom. Tai apimtis ir naudoti įrankiai, šiandien jums parodysiu tik tai desktopinę versiją dėl laiko stokos. Čia yra konkurentų analizė, viršuje yra lietuvių konkurentai, apačioje užsienio įmonių. Persona pati kasdieniam gyvenime patiria didelį stresą ir nerimą ir pati nori augti ir tobulėti kaip asmenybė. Tai čia buvo darytas vartotojo kelias, moodboardas, wireframe'ai, šriftai rinkti, spalvos parinktos, tai žalia ir balta. Žalia ramina, simbolizuoja pusiausvyrą, harmoniją ir augimo ir atsinaujinimo spalva. Balta simbolizuoja ramybę, siejasi su paprastumu ir aiškumu. Tai pereikim prie paties puslapio. Iškart galima nusistatyti kalbą, galima kontaktai pasižiūrėti, jeigu reikia, iškart matosi paslaugos, kurios teikiamos. Na ir išsirinkus paslaugas galima iškart pereiti prie pasirinkti specialistą. Toliau pateikiama informacija, kaip naudotis paslaugomis. Pasiūloma įsigyti abonementą, galima peržiūrėti specialistus visus arba klientų neseniai peržiūrėtus. Toliau čia yra pagalba išsirenkant specialistą, jeigu žmogui pačiam sudėtinga tą padaryti, tai atlikus 5 minučių testą, jam pasiūlomi 3 labiausiai jo kriterijus, jo poreikius atitinkantys specialistai, iš kurių jisai jau pats nusprendžia, kurį rinkti. Toliau, kodėl verta rinktis Lengvos mintys, klientų atsiliepimai, toliau straipsniai apie psichinę sveikatą įvairūs, naujienlaiškis ir footeris. Na ir peržiūrėkim dar vieną specialistą. Taip, tai čia pateikiama įvairi informacija, pagal kurią galima atsirinkti specialistą, kalbos, kuriom dirba grupės, galima susipažinti su konkrečiu specialistu peržiūrėjus jo video, toliau darbo sritys, darbo grafikas yra pateikiamas, kalendoriai galima pačiam išsirinkti laiką ir rezervuoti pas specialistą vizitą, patirtis, išsilavinimas, atsiliepimai, straipsniai, na ir video. Tai būtų tiek. Ačiū.